Labas vakaras. Aš esu Atėnuose ir eisiu šiandien į patį pavojingiausią Atėnų rajoną. Ten, kur nerekomenduojama eiti naktį ir vienam. Iš pirmos pažiūros čia atrodo kaip paprastas tiesiog miesto centras su fontanu. Bet iš tikrųjų čia skiria tiesiog Atėnus dvi dalis. Į normalią dalį ir į nusikaltimų ir narkotikų tiesiog lizdą. Ten, kur aš dabar yra tiesiog, aš vakar mačiau čia praeidamas, net nelįsdamas giliai tas gatves, mačiau tiesiog žmogų su išpuvusiom kojom prašantį pinigų. Čia tiesiog švirkštai mėtosi ant šaligatvio. Tragedija. Tokios gatvelės. Reiktų savo, kiek čia adatų mėtosi. Šakės. 1, 2, 3. Čia grynai pagrindinė gatvė. Adatų. Hey, my friend, what is... Hey! I'm filming the... Sorry, I'm filming the streets. Okay, Gucci, va bien, monsieur? Sorry. O, pasiroviau ant pirmų. Misija, sako. And where is possible to donate for homeless people? Here, like for this, you know? Possible to donate somewhere? Okay. Buvo maistas. Jau prasideda vaizdai. Ten, kur buvo maistas, tai čia benamiam žmonėm maistas skirtas. Tiesiog atvirai gatvėj prekiavo narkotikais. Absoliučiai atvirai. Ta prasme, aš patekau visiškai benamių rajoną, absoliučiai. Aš negaliu patikėti. Vienoje pusėje kažkokia šventė vyksta, kitoje pusėje narkomanai, konteinerius visas. Ir policija per vidurių stovi tiesiog. Tokie vaizdeliai. Šiaip, pavyzdžiui, ne visą laiką čia tai buvo. Čia prieš 50 kažkur metų čia buvo vienas tokių turtingiausių, geriausių rajonų. Bet po to per ekonominę krizę apskritai dar anksčiau, 800-900 čia prasidėjo stiprus nusikalstamumas, narkotikų vartojimas, nusikaltimai įvairiausi ir šitas rajonas tapo tiesiog, miksų tarp
apleistų pastatų adatų su narkotikais ir kitokių tragiškų dalykų, bet ir yra prabangių viešbučių. Tai, tikrai toks veidelis Atėnų ne pats gražiausias. Matosi žmonės, pirmasis tas baltas automobilis. Tai čia matyti yra toksai visiškai kaip jų irštva pagrindinė tų narkomanų visų. Tai būtent taip atrodo juodoji Atėnų pusė. Paspaus like, jeigu pažiūrėti pačio galo. Ačiū.